Labas, šiandien sveikinuosi laikydama rankoje arbatos puodelį, o tai ženklas, kad aš nebursiu, o kalbėsiu apie savo asmeninę taro praktiką ir pasidalinsiu, tai yra parodysiu, ką, kaip aš dariau, kokias kortas naudojau ir panašiai. Darau tai su vienu konkrečiu tikslu. Aš noriu parodyti, kad taro kortomis galima ne tik tai pranašauti, ar ten žiūrėti vyrų jausmus, bet taro kortas galima naudoti kaip įrankį savęs pažinimui, kaip įrankį tam, kad užmegzti tokį dialogą su savo pasąmonė, kad įsigilinti į save kaip į žmogų, kad į tas gelmes panerti. Tai prieš jau rodant, ką aš dariau, kokias praktikas, pradžioje pasigirsiu, kad sausio mėnesį gavau 2 nuostabias kaladės, visiškai skirtingas, bet abidvi mane sužavėjo. Pirmoji yra, jinai vadinasi Retro Inspiration Tarot ir tai Šankų Arkana Culture, kinų studijos autorinės. Čia nepadirbinys jokių būdų. Neturiu nei vieno padirbinio savo kolekcijai. Tai va kinų autorinis kūrinys ir jinai yra praktiškai absoliutus Rider-Waite-Smith kaladės klonas, tik tai truputėlį stilizuotas, praleistos tam tikros detalės, nuimti kai kurie simboliai, daugiau papuošimų, gėlių, kaip matot, auksiniai rėmeliai, auksiniai šoneliai, ir mano vidinė šarka džiaugiasi, gavusi dar vieną nuostabų blizgutį į savo kolekciją. Tai kadangi tai Rider-Waite-Smith klonas, aš ją planuoju naudoti darbui su klientais, nes tenai reikia tikslumo. Ir autorinis kūrinys arba nepriklausomai leidžiama kaladė Viboten Tarot. Autorė yra japonų kilmės amerikietė ir kaladėje, tarp kitko kanale yra jos išpakavimas ir išbandymas, tiesioginio eterio įrašas. Kaladė yra su japonų motyvais, bet vėlgi labai tausojanti ir labai tokia švelni. Jos žinutės itin subtilios, dėl to, kad net ir ta tokia tradicinė gedulo korta čia parodyta jautriai, taip labai negazdinant. Ir žinoma, jeigu jau žiūrit mane, ar net jeigu nežiūrit, pasakysiu, aš labai stipriai mėgstu akvarelę. Ir jeigu aš matau kaladę, kuri nutapyta akvarelę, susilaikyti man praktiškai neįmanoma. Tai visa laimė, kad tokių kaladžių yra nedaug, nes kitaip aš jaučiu bankrutuočiau. Tarp kitko, dar viena akvarelinė važiuojant, dar vienas grožis yra pakeliui. Mėnulio korta, pažiūrėk, kokia graži. Tai va, 2 tokios labai gražios kaladės. Ir jas abi aš naudoju savo sausio mėnesio praktikoje. Ir vieną ir kitą papildžiau. Oi, iškrito. Papildžiau Silimelės vilkūriniu Lily White arba baltos lilijos, irgi akvarelinė. Aš pati, praktikuoju per didelį žodį, žaidžiu su akvarelė ir man tai irgi akvarelinė kaladė. Ir Connected and Free Oracle, tai yra kortos, kurios neturi taro struktūros, jomis kaip ir gali pranašauti, bet jos tokios, gali būti labai įvairios žinutės jomis perteikiamos. Gerai, dabar kalbant apie praktiką. Jeigu mėnuo turi 4 savaitės, tai mano mėnesio darbo praktika dalinasi į 3 tokias pagrindinės dalis. Reiškia, pirmoji bus mėnesio dėlionė, antroji bus savaitės dėlionė, tai tokių būna 4 arba 5.
Ir trečioji dalis yra tokios praktikos pagal pareikalavimą. Tai yra įvykus arba atsitikus kažkam, tai ar sapnas, ar tam tikrą situaciją pasižiūriu. Tai va, 3 tokias pagrindinės dalis. Tai, žinai, po visų remontų, dabar galvoju, kiek laiko, gal po kokių 2 mėnesių tokios egzistencijos, špakliuojant, dažant, tvarkant, pjaunant, šukėse, purve ir visokiame kame, man buvo praktiškai nukirsta ta sąsaja manęs su dvasiškumu. Aš buvau visiškai paskendusi tokia materialiam pasaulyje ir nei noro, nei jėgų domėtis kažkuom tai tom aukštesniom vibracijom, dvasiškumu arba ten savęs pažinimu man nebuvo nei mažiausia noro, nei mažiausia. Ir kaip atkirsta. Tai va, po to laikotarpio aš po truputėlį sugrįžtu visų pirma į normą, po truputėlį ir sugrįžta į normą mano praktika. Tai aš dar negaliu pasakyti, kad aš jau visą sausį dariau taip, kaip aš įpratusi, taip, kaip aš mėgstu. Bet gruodis, pavyzdžiui, gruodžio visą mėnesio praktika prasidėjo ir užsibaigė 1 tuliniu puslapiu. Čia turėjo būti dar dėlionė ir aprašymas, bet maždaug tuom ir pasibaigė. Tai ir gruodį aš neradau laiko, bet jau bent jau atsirado noras. Tai va. O sausį jau yra ir noras, ir laiko turiu, ir jau įdomumas, tas jau veržlumas, kad pradėti vėl nagrinėti taro kortas. Tai dabar tą 1 sausio mėnesio dėlionę aš padariau kitaip negu įprasta. Aš nežiūrėjau ten body, mind and spirit kaip įprasta, arba pagal veiklas būna, kad aš skaidau ten darbas, asmeninis gyvenimas, finansai, savaitę į priekį. Ne, aš šį kartą grinai pažiūrėjau savaitės tendencijas, pažiūrėjau riziką ir šita vieta man labai stipriai pasiteisino iš asmeninio gyvenimo ir pasižiūrėjau, reiškia, galimybės. Tai va, man labai patiko toksai dėlionės variantas, nes jisai yra glaustas ir labai informatyvus. Tai va, džiaugiuosi, kad aš pažiūrėjau, kuo aš rizikuoju. Labai džiaugiuosi, nes būtent to pasiekoje aš tą riziką ir pašalinau. Aš nesurizikavau savo autoritetų, kaip kad būtų galėję nutikti, jeigu aš tos dėlionės nebūčiau turėjęs. Tai va, šitas dalykas labai pasiteisino. Sekantis pratimas buvo kitos savaitės, bet aš jau grįžau prie įprastinio varianto. Dabar, jeigu tu pastebi, man tas laikas su dienoraščio vedimui, žurnalo vedimui, tai nėra tiesiog va imi ir pranašauja. Aiškiai ne. Tai yra toks ištrauka iš tokio lėto gyvenimo. Tai yra stabdis, kuris sustabdo mane, kuris mane pasodina, atpalaiduoja mano smegenis ir leidžia man per projekciją padaryti tą projekciją jausmų ant popieriaus. Tai aš žaidžiu su akvarelė, aš žaidžiu su pieštukais, aš leidžiu tam savo meniškumui išsilieti. Ir tas pratimas, būtent šitas, kad kažkaip dekoratyviai apipavidalinti, jisai pasiteisino dėl to, kad tai yra, kaip valymo ritualas savęs. Netgi taip galėčiau pasakyti. Tai va, sausio mėnesį jau buvo tokia eilinė dėlionė. Įdomumas yra tame, kad vėlgi susidūriau su tokia situacija, kai aš norėjau taro kortos naudoti ne tiesiog savaitės tendencijom, o konkrečiai situacijai pasiaiškinti. Gavau labai įdomų pasiūlymą ir norėjau pažiūrėti, iš kur šaknys dygsta ir ar verta jį priimti ar ne. Dabar į ką aš noriu atkreipti ypatingą dėmesį. Aš nežiūriu kortomis, ar man priimti pasiūlymą ar ne. Aš noriu pati priimti šitą sprendimą. Reiškia, nuspręsti, ar man
veltis į tai ar nesivelti, aš turiu priimti pati. Aš čia esu labai griežta šitoje vietoje ir tarom kortų aš neklausiu, čia aš maždaug ten imti ar neimti. Ne, aš žiūriu kitokius dalykus. Aš žiūriu, prie ko mane privers, jeigu aš pasirinksiu. Aš žiūriu, su kokiomis tendencijomis žmogus teikia tą pasiūlymą, kokios jisai man ateities linki. Aš žiūriu aplinkui, kad susidaryti įspūdį, ar tai, ką man rodo kortos, ar maždaug tą aš ir nujaučiu, ar visgi man reikia susėsti ir dar paanalizuoti situaciją ir pamatyti to, ką galbūt aš anksčiau nepastebėdavau. Tai va tokiem dalykam aš naudoju. Labai svarbi mano praktikos dalis yra rašymas. Surašyti viską, ką tu matai kortose ir ne tik, bet ir tai, ką tu jauti, ką tu numanai. Tai man padeda analizuoti save ir savo intuiciją. Supranti? Tai va, šita dėlionė irgi. Kol kas ar nepasiteisins ar ne, aš nežinau. Ir dabar prie įdomybių perinam. Gerai. Kadangi sausis yra ne šiaip eilinis mėnuo, bet ir metų pradžia. Metų pradžios ritualai truputėlį pas mane skiriasi nuo eilinio mėnesio ritualų. Taigi, be tų standartinių dėlionių, kadangi prasideda nauji metai, aš darau tam tikrą praeitų metų apžvalgą ir būsimų metų. Tai va, sausio mėnesį yra ir mano gimtadienis, tai viena dalis tų ritualų bus gimtadieniniai, irgi labai įdomus, būtinai rašysiu viską, ką darysiu ir parodysiu. Ir antra dalis yra tokia kaip ir, standartinė. Pradėkime nuo to, kad prasidėjus naujiems metams, aš nusprendžiau išsiryškinti, su kokiomis gyvenimo sritimis man reikėtų metų eigoje dirbti daugiausia. Reiškia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paėmiau 8 gyvenimo sferas, kurios man yra ypatingai svarbios. Gali, pavyzdžiui, jeigu nuspręsi kartoti imti tas pačias, gali įtraukti dar ir savų. Čia nėra taisyklių. Gerai. Aš pasirinkau tokias sferas. Hobis, darbas, finansai, romantika arba asmeninis gyvenimas, draugai, sportas, pramogos ir saviugda. Ir tuomet pasidariau diagramą. Aš taip įsivaizdavau, kad aš turiu skalę nuo 1 iki 10 ir aš tą pilną, tas apskritimas yra skalė. Ir aš tą skalę, reiškia, užpildau, kiek aš esu patenkinta šitą gyvenimo sritim būtent šiandien dienai. Akumuliuota metų būsena. Reiškia, asmeniškai, kokiam lygyje yra šitos sritys, kurias aš pažymėjau žaliai. Bet yra 3 sritys, kurios mano skalėje gavo mažiausius įvertinimus. Tai yra bendravimas arba draugai, komunikacija gyva, turint omeny, saviugda ir sportas. Tai, sportas tai dar sportas, bet saviugda, supranti, aš jeigu imu kokią nors knygą iš rekomenduojami saviugdos, aš negaliu jos skaityti, nes man tai atrodo banalybė ir aš numetu. Tai va, šitoj vietoj aš labai noriu perlipti per save ir visgi įveikti kažkiek tai traktatų, akademinių traktatų apie lėtą gyvenimą, apie savęs motyvavimą, apie aplinkos išgryninimą ir panašius dalykus. Tai yra temos, kurios man įdomios. Bet dėl pateikiamos medžiagos ir dėl neturėjimo autoritetų, nes aš nerandu autoriaus, kuris galėtų papasakoti, tai man priimtina prasme, ne bla bla bla, bla bla bla, kaip man faina, la 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 la, man atėjo ten 50 ir aš suvokiau gyvenimo prasme. Aš mane dukrato nuo šitų dalykų, supranti? Tai va, tai mano tikslas, ką aš dar norėjau pasakyti, šito lapo
kurį aš dabar rodau, esmė yra nustatyti tikslus. Tai saviugdos mano tikslas yra atsirinkti autoritetą. Bent jau tiek, kur aš jau po to galėčiau pasigilinti tai, ką tas žmogus transliuoja ir ko jisai moko. Man reikia atrinkti autorių. Sporto tikslas – reguliarus sportas. Labai paprasta. Aš nekeliu savo tikslo ten numesti kažkiek tai kilogramų, ar tenai užsiauginti raumenis. Ne. Tikslas yra reguliarus sportas. Ir draugai, aš noriu per mėnesį bent kartą susitikti su visom savo draugiam, o ne taip, kad kartą metuose, nes yra ir tokių variantų. Tai va. Ir šitas 3 sritis aš išryškinau tam, kad po to, darydama kiekvieno mėnesio dėlionę, galėčiau įrašyti savo tikslus arba priminti, kad kažką būtinai turiu iš šitos sferos padaryti. Kai aš žinau tikslus, tuomet, kaip matai, aš imu taro kortų kaladę ir aš žiūriu 2 pagrindinius dalykus. Nuo ko man pradėti, nes paprastai žmonės dėl ko nepradeda, nes tiesiog nežino, nuo ko pradėti. Tai va, nuo ko man pradėti, ir kitos 2 kortos šalia dedamos yra resursai. Kokius aš turiu resursus ir kad galėčiau būtent juos išnaudoti tam tikslo siekimui. Tai kadangi tai labai, tai asmeninės dėlionė, tai interpretuoti aš neinterpretuosiu, bet jeigu tau įdomu, ką reiškia šitos kortos mano asmeninėme gyvenime, rašyk komentarą po šito vaizdo įrašu ir galėsime tai aptarti, žinoma, problemų tame nėra. Šiai dienai kol kas paskutinis įrašas, tai yra ta dėlionė, kuri turėjo atsirasti pradžioje, bet atsirado tik tai dabar, tai yra tas pats sausis, apie kurį mes kalbėjom, pažymėti mano darbai, kuriuos aš turiu nuvykti, tikslai, kuriuos aš turiu pasiekti ir, renginiai, arba kuriuos aš eisiu ar neisiu, bet aš juos vis tiek susižymėjau. Tai čia iš savo asmeninio gyvenimo, iš taro kortų prasmės, vėlgi dariau savo mėnesiui, aš paprastai darau 12 būstų dėlionę. tą pilną dėlionę, tik tai va dabar, jeigu aš anksčiau jas išvardindavau, kur čia artimiausias koks nors, tiesiog va tokiu būdu išvardindavau, tai dabar aš nusprendžiau diagramoje tą padaryti, tiesiog, kad pakeisti vizualą. Ir vėlgi, padarau aš per viršūnėlės pereinu, nuskaitau tendencijas ir žiūriu, kuri, tarp kitko, va čia va yra mano tas transformacijų būstas, skorpiono būstas. Ir čia vyksta saviugdos procesas, būtent sausio mėnesį, tai va šitą sritį aš akcentuoju, aš ją išryškinau ir aš žiūrėsiu netrukus, kokių man reikia resursų, kad aš galėčiau, pilnumoje išnaudoti visą potencialą šitos sferos. Tokie pyragai, tokia yra ta mano taro praktika, sausio mėnesį biški chaotiška, bet kaip ir sakiau pradžioj, aš jau džiaugiuosi po truputėlį grįždama į savo ritmą. Jeigu turi klausimų, kaip pradėti, kokius resursus naudoti, aš kviečiu ateiti į mano Telegram kanalą, aš ten būnu visuomet, su mielu noru atsakau į pačius įvairiausius klausimus, net jeigu žmonės nori taro kortomis, kad kažką pažiūrėčiau, ir tai padarau, nes ten mes kūrėme bendruomenę. Tai gali užsukti ir papasakoti, kaip tu naudoji taro kortas, ar tu kažką darai tokio, kad užbėgti įvykiams už akių, ar naudoji pranašystėm, ar vedi žurnalą. Ir man būtų smagu aptarti, kokiais jūs būdais dirbate su taro kortomis, nes taro kortas yra mano aistra. Dėkui už dėmesį.